Sveiki, mano vardas Diana ir šis vaizdo įrašas buvo visiškai sukurtas dirbtinio intelekto pagalba. Dirbtinio intelekto integracija į robotiką keičia pramonės, sveikatos priežiūros ir paslaugų sektorius, atveriant naujas galimybės. Nuo autonominių transporto priemonių iki pramoninių robotų, gerinant saugumą ir produktyvumą, dirbtinis intelektas revoliucionuoja mūsų darbo ir gyvenimo būdą. Sveikatos priežiūros srityje dirbtinio intelekto valdomi robotai atlieka tikslės operacijas ir diagnostiką, keldami susirūpinimą dėl atsakomybės ir pacientų privatumo. Tačiau su šiais pasiekimais atsiranda naujų iššūkių įstatymų leidėjams kurti reglamentus dėl saugumo, duomenų apsaugos ir žmogaus teisių. Kadangi robotai apdoroja didelius asmens duomenų kiekius, privatumo ir etikos standartų užtikrinimas yra esminis. Dirbtinio intelekto ateitis robotikoje turi didžiulį potencialą, tačiau tam reikia sukurti aiškius teisinius pagrindus, kad būtų užtikrintas saugus ir atsakingas naudojimas. Dirbtinio intelekto evoliucija robotikoje gali pakeisti mūsų gyvenimo būdą, bet tik tuo atveju, jei įdiegsime tinkamus reglamentus visuomenės apsaugai. Susisiekite su Krovdie ir dirbkime kartu.